Mūsų žiūrovai jau turbūt įprato, kad šiame cikle pristatome sėkmingus karpinių pavadėlius ir, kas svarbu, viską rodome žingsnis po žingsnio. Kaip juos reikia pasigaminti, tačiau tarp atsiliepimų girdime, kad gerai, ši pavadėlio sistema puikiai išbandyčiau. Bet žvejoju per metus 10, 20, daugiausia 30 kartų ir neturiu nei noro, nei laiko su tuo vargti. Ar negalima jų įsigyti jau paruoštų, profesionaliai surištų? Turiu gerą žinią, stengiamės žengti į priekį ir pasiūlyti jums paruoštus pilnus pavadėlius. Todėl šiame trumpame filme pristatysiu paruoštą pavadėlį, naudoti paruoštas. Jo pavadinimas Soft Pop Up High Rigs, kuris yra 4 skirtingų dydžių, 2, 4, 6 ir 8 dydžių ir kiekviename jų yra po 2 paruoštus karpinius pavadėlius. Bet pažiūrėkime, kas slepia aplinkai draugišką popierinę pakuotę. Beje, pakuotės gale, kaip matote, jau yra masalo užvirimo patarimų, prie kurių šis pavadėlis puikiai tinka. Išpakavus ir perlenkus vidinę dalį, matosi, kad čia yra 2 iš anksto surišti pavadėliai. Labai lengva naudoti, nes tereikia ištraukti viršutinę dalį. Tada stipriai patraukus iš apačios jau galima iššokti. Iš pakuotės ir štai turime paruoštą naudoti pavadėlį. Šis pavadėlis garantuotai surištas taip, kaip pats savo jį suriščiau. Kiekviena smulkmena yra tobulai apgalvota. Pagrindą sudaro kranktipo plačios angos, itin aštrus kabliukas, kuris karpių žvejyboje yra vienas iš pačių sėkmingiausių. Ant jo kotelio aiškiai matyti, kad yra nedidelis silikoninis vamzdelis, kuriuo galime reguliuoti masalo padėtį, taip pat ir plauko ilgio priklausomai nuo masalo dydžio. Jo gale yra plaukas su kilpelė, ant kurios reikia užmauti masalą. Toliau einant kabliuko koteliu yra kabliuko pasukėjas, kuris užtikrina geresnį įsikirtimą. Toliau pynės valą pasiekus prieiname prie šratinės švino. Tai yra vadinamoji Soft Pop Up High Rigs sistemėlė, kuri visų pirma skirta palengvintiems ir plūduriuojantiems masalams pateikti labai padeda, kurių plūdrumas kartais būna didesnis nei kabliuko svoris, todėl juos reikia pritraukti kuo arčiau dugno, būtent šiam tikslui skirtas šis šratelis. Pintos pavadėlio bendras ilgis yra 18 cm, kuris, žinoma, baigėsi kilpute. Kad galėtume užkabinti ją ant galinės sistemėlės segtuko, ir kai užkabiname, galime uždengti tai guminę movą. Ir žinoma, ji taip pat yra komplekte. Čia matote mano mėgstamiausius plūduriuojančius masalus, kuriuos naudoju dažniausiai. Kiekvienam iš jų puikiai tinka. Anksčiau parodytas kabliuko pavadėlis, bet ypač rekomenduoju jį naudoti su čia matomais Soft Pop Up masalais, minkštomis guminėmis kukurūzų granulėmis ir minkštais, smulkiomis rutuliukėmis. Stengsiuosi kuo aiškiau parodyti, kaip šiuos pavadėlius masaluoti ir su kokiais masalais, kurio dydžio kabliukas veikia geriausiai. Prie mažiausio 8 dydžio kabliuko tvirtinu 2. Super minkštas Psikorn Pop-Up guminių kukurūzų užvėriau. Prie 6 dydžio kabliuko idealiai tinka 2 vienčiai. 10 mm Psikorn Pop-Up guminių kukurūzų. 4 dydžio kabliuką jie pakelia, bet su šrato svarelio pagalba vis tiek išlaiko tobulą padėtį, jeigu ant to užveriame vieną Soft Pop-Up boiliuką. Didžiausias šeimos narys yra 2 dydžio kabliukas, ant kurio taip pat užveriau vieną Soft Pop-Up boiliuką ant jo plauko sistemėlės. Ir kaip matote, šiuo atveju kabliukas jau nepakyla, tik šiek tiek braižo dugną.
Tai tikras didelių žuvų, itin kibios masalo pateikimo būdas. Žinoma, kiekvienas iš jų savaip gali būti kibus, o kuris kuriame vandenyje bus sėkmingiausias. Tai, žinoma, lemia konkrečios aplinkybės. Jei patiko bet kuris iš šių paruoštų kabliukų pavadėlių arba masalo pateikimo būdas masalas, drąsiai išbandykite, parašykite savo patirtis, kurie jums pasiteisino geriausiai, kurie buvo patys kibiausi. Ir šį trumpą filmuką norėčiau užbaigti gerą žinią. Netrukus pasirodys nauji, profesionaliai paruošti karpiniai pavadėliai, papildysiantys Haldort karpių produktų asortimentą.